Tos pirmosios Velykos nebuvo tokios gausios, nebuvo tokios šviesios, nebuvo tokios gražios apeigomis ir nuotaika. Tos pirmosios Velykos buvo pilnos netikrumo, sumišusio liūdesio ir džiaugsmo. Tos pirmosios Velykos girdėjome iš Evangelijos. Marija Magdalietė ir kitos dvi moterys skubėjo pas kapą, kad galėtų kvapniais aliejais ištepti mirusio viešpaties Jėzaus kūną. Taigi tos pirmosios Velykos buvo pilnos sielvarto, buvo pilnos liūdesio ir didelio meilės rūpesčio. Ką galim padaryti tam, kurio jau nebėra, kuris toks svarbus, toks mielas mūsų širdžiai. Taip kaip mes iš šito gyvenimo palydėję savo mirusius artimuosius, klausėme mylinčios širdies, ką dar dėl jų galime padaryti, kokio didumo paminklą pastatyti, kiek gėlių prisodinti, kiek žvakių uždegti, kiek mišių užpirkti, nes mūsų mylinti širdis nori jiems kažką gero padaryti, nori būti su jais susijusi. Taigi tose pirmosiose Velykose moteris, ne vyrai, moteris skubėjo parodyti ir atlikti savo meilės patarnavimą. Būdamos moteris, jos, kad ir emocionalios, kartu ir racionalios, klausė, betgi ten yra didžiulis akmuo ant tos uolos. Kai nėra vyrų, kai mūsų vyrai kažkur, kas mums nuritins tą akmenį, kas mus prileis prie Jėzaus kūno. Tačiau jos iki galo visko nepramato. Yra širdies troškimas, yra proto klausimas ir yra tikrovė, su kuria dar reikia susidurti. Ir koks džiugesys, bet kartu ir sumišimas turėjo būti pastebėjus, kad atėjus prie kapo akmuo yra nuristas, kad įėjimas laisvas, kad nebereikia rūpintis, kodėl tie vyrai nėjo kartu ir mums nepadėjo. Bet kartu ir nujutimas, ir baimė. O ką mes ten rasime? O kas galėjo pirmiau mūsų ateiti link Jėzaus ir ką galėjo jam padaryti? Mes tai atėjome dar kartą prisiliesti prie mirusiojo kūno. Mes atėjome jį iškvėpinti aliejais. Mes atėjome atlikti jam meilės patarnavimą. O ką padarė tie, kurie atėjo anksčiau mūsų? Galiausiai, kodėl akmuo nuristas? Kas yra viduje? Įėjusios jos pamato jaunuolį, angelą. Ir jis pasako, Jėzaus iš Nazareto čia nebėra. Jis prisikėlė. Eikite ir praneškite mokiniams ir Petrui, kad jis eina pirma jų į Galilėją ir jie ten jį susitiks. Tokie pirmųjų Velykų įspūdžiai. Daug sumaišties, daug neaiškumo, daug kažkokio neišreikšto, nesuprasto džiaugsmo, o daugiausiai sumišimo. Ką reiškia jo nebėra? Ką reiškia jis prisikėlė? Broliai seserys,
Ir mums nėra lengva dalintis prisikėlimo džiaugsmu. Nėra lengva. Šiandien sutikę žmonės laukdavau, ką jie man pasakys kaip pasveikinimą. Daugiausiai išgirsdavau sveikinimą su šventėmis. Su šventėmis. Kokiomis šventėmis? Velykų šventėmis. O tai kas čia per šventės? Nu tai, pavasario šventės, margučių šventės. Koks tai Kristus prisikėlė. Jūsgi, kunigė, tai turėtumėt žinoti. Jum ten tiem visokiem tikintiem dvasininkam, kurie ten iš bažnyčios neišeinat, kas sekmadienį būnat ir dažniau, jūs taigi žinote, ką čia švenčiat. Velykas. Tas jūsų viešpats, ar kaip jūs ten jį vadinat, prisikėlė. O mes atėjome, reikia kur per Velykas eiti. Ir šiaip čia tokia kaip ir linksma vieta. Ta procesija tokia, anksčiau ilgesnė būdavo, 3 kartus ten griuvinėdavo. Reiškiasi, tų žmonių daugiau. Ir toks kažkoks, vis tiek, kažkas tokio. O va kas čia tokio? Iki galo negalim atsakyti ir pasakyti. Nes, broliai seserys, nesijauskit kalti, todėl kad pirmosios Velykos buvo dar kvailesnės negu šitos. Dar daugiau sumaišties, dar daugiau pasimetimo ir dar daugiau netikėjimo. Labiausiai ir daugiausiai netikėjimo iš Jėzaus mokinių ir iš Jėzaus artimųjų. Daugiausiai. Šiandien, jeigu vakare ateitumėm į šventąsias mišias, čia jų nebus, bet kur būna, bus skaitoma Evangelija kaip pirmosios dienos vakare durims esant užrakintoms. Pirmosiose Velykose, pirmąjį sekmadienį, Jėzaus mokiniai dėl žydų baimės buvo užsirakinę ir ne margučius rideno, ir ne prie Velykų stalo sėdėjo, ir nesveikino vieni kitų su Jėzaus prisikėlimu. Jie drebėjo. Drebėjo, kad jiems neatsitiktų taip, kaip jų mokytojų ir viešpačių. Kad jų nesuimtų, kad jų nenukryžiuotų, kad jų į kapą nepaguldytų. Taigi Velykose neturėti arba nežinoti tikro džiaugsmo, tikrosios šventės priežasties nenuostabu. Bažnyčia 40 dienų gavėnios laikotarpį mus lydėjo į Jėzaus mirtį. Va tas 40 dienų gavėnios laikotarpis, žmogaus kaltės laikotarpis, nuodėmės laikotarpis, atsivertimo laikotarpis, neteisybės laikotarpis parodytas Jėzui, patiriamas iš kitų, parodomas vieni kitiems, čia mums pažįstamas laikotarpis. Čia tikėjimo nereikia. Čia reikia tik tai nepasiduoti iliuzijom ir priimti tikrovę. Tikrovė pilna neteisybės, pilna neištikimybės, pilna melo, pilna apgavystės, pilna puikybės, pilna neteisybės, pilna kančios, pilna mirties. Tam Jėzaus nereikia. Tam tikėjimo nereikia. Mes su tuo susidurėme ir to negalime išvengti vienokiu ar kitokiu laipsniu mūsų kasdienybėje. Bet reikia ir reikės net 50 dienų nuo šiandien iki sekminių,
Iki šventosios dvasios atsiuntimo reiks net 50 dienų velykinio laikotarpio, kuriame bažnyčion ateidami klausysimės Dievo žodžio, gilinsimės į Velykų žinią ir trokšime patikėti, pažinti, kasgi yra tikroji mūsų džiaugsmo ir vilties priežastis. Ką reiškia žodžiai jis prisikėlė? Kaip tai susijęs su mano gyvenimu, kuris atrodo dar neišvengiamai turės pasiekti mirtį. Reikės 50 dienų, o gal ir ilgiau. O galiausiai reikės šventosios dvasios dovanos. Reikės šventosios dvasios jėgos ir pagalbos, kad šita žinia, šita džiaugsmo priežastis pagaliau pasiektų mano ir tavo mintį, mano ir tavo širdį. Nes iš tiesų tiems, kuriems jau pasiekė, mes negalim nustygti džiaugsme. Nes kai prieš šitų šventų mišių pradžioje nešėme Jėzų švenčiausiam sakramente, ką mes nešėm? Jo prisiminimą, jo relikviją, jo paminklą, jo paveikslą. Mes nešėme prisikėlusi Kristų. Taip, kitokiu pavidalu, bet gyvą Dievą su mumis ir tarp mūsų. Mes išnešėme į lauką, apnešėme šventoriui ir skambinant varpams ir grojant dūdoms ir giedant giesmėms ir skambant varpeliams, mes norėjome pasauliui parodyti mūsų džiaugsmo priežastį Jėzų, kurį turime ir nešame švenčiausiam sakramente, kurį sutinkame savo bažnyčiose, dalyvaudami šventose mišiose, kuris nepaliauja mums kalbėjęs savo žodį, kuris nepaliauja atleidęs mums išpažinties ir krikšto sakramentuose. Mes galiausiai maitinamės ir tampam jo kūno žemėje, kada įvalgome švenčiausiame sakramente šventoje komunijoje. Jis prisikėlė ir jis yra tarp mūsų. Ir ta džiaugsmo priežastis yra čia ir dabar. Bet mums dar kiekvienam asmeniškai reikės nueiti asmeninio tikėjimo ir patikėjimo kelią. Pilna abejonės, pilna klausimų, pilna tuščio smalsavimo, pilno smalsavimo, kol galiausiai vieną dieną nebereikės niekam nieko įrodinėti. Mes nenustygsime džiaugsmu, kada susidursime su kasdienybės mirties, neteisybės ir kančios apraiškom, pasidalinti viltim. Mes turime viltį. Ir ta viltis yra mūsų ištvermės, mūsų vidinės ramybės, mūsų drąsos pagrindas. Broliai seserys, sveikindamas su šventom Velykom, aš tik galiu melsti ir linkėti, kad šitas susitikimo su gyvuoju Jėzumi stebuklas įvyktų, jeigu dar nėra įvykęs, ir įvyktų kuo greičiau. Ir įvyktų kuo greičiau. Nes tikrosios mūsų džiaugsmo priežasties perduoti negalima. Ja turite susitikti jūs patys. Ieškoti, atpažinti, susitikti ir patikėti. To meldžiu ir linkiu dar kartą sušukdamas džiaugsmingą Aleliuja.